Rytas su knyga, mūsų rankose nauja knyga Pauliaus ir Juventos Mudėnų, ar prisiminsi mane Vilnių, autoriai ir mūsų studijoje, ir jau rankose matau, Juventa spaudžia karpinius, tai yra fotografijų karpinių albumas. Bet klausimas ir knygoje pateiktas, ar prisiminsi mane Vilnių. Kodėl toks klausimas? Taigi labas rytas. Iš tikrųjų, mes labai džiaugiamės ir didžiuojame šitą knygą, nes jinai yra apie meilę. Tai yra svarbiausias dalykas. Apie meilę savo miestui, apie meilę savo Vilniui. Ir iš tikrųjų aš šventai tikiu, kad kiekvienas iš mūsų liekame savo miesto atmintyje. Galbūt savo grindiniuose ar architektūros paminkluose. Ir klausimas tik tai vienas, kokiais mes išliksime miesto atmintyje. Ar sodinančiais medžius, ar mėtančių šiukšles, ar besidžiaugiančiais, ar besipykstančiais. Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso ne tik mūsų, bet ir miesto gyvenimas ir jo energetika. O šita knyga yra graži ir ypatinga tuo, kad mes galim sakyti, kad jinai yra skirta Lietuvos šimtmečiui. Mes galim taip sakyti, todėl kad tai yra knyga tiltas tarp 20 amžiaus pradžios ir 21 amžiaus pradžios. Jeigu 21 amžių mūsų šiandienybę, šiandieninės dienas atstovauja arba simboliškai atskleidžia fotografijos, tai šimtmečio senumo įvykius atskleidžia popieriaus siluetai. Iš tikrųjų, aš pati popieriaus karpinius karpau labai seniai ir daugiau mėgau tokius, kurie išreikštų emocijas ir jausmus. Ir gėlės, žolynai ir simboliniai dalykai yra labai gražu, o šitoje knygoje yra popieriaus siluetai. Tai yra nepaprasti popieriaus siluetai. Tai yra Vilniečiai, kurie vaikščiojo mūsų miesto gatvėmis prieš 100 arba truputėlį mažiau metų. Tai yra siluetai atgyję iš senų tarpukario fotografijų, jie tapo tokiais simboliniais atvaizdais ir tarsi sugrįžta į savo miestą, kuriame jie tikrai gyveno arba kurio grindiniais tikrai vaikščiojo. Ir kai kurie netgi sugrįžta į tas pačias vietas, kuriuose buvo nufotografuoti kadaise. Ir aš tai labai dėkinga Pauliui dėl to, kad tos šiandienos nuotraukos yra labai gražios ir jis yra fotografijos autorius. O kaip pasirinkote tas vietas, kodėl būtent tokios vietos? Iš tikrųjų, tas vietas pasirinkome pagal senasias nuotraukas, nes vis tiek, kadangi buvo rinkta archyvose medžiaga apie senuosius Vilniaus gyventojus, tai pagal senas nuotraukas ir išsirinkome vietas. Pačiuose archyvose, iš tikrųjų, kaip bebūtų keista, mes daugiau medžiagos apie Vilnių radome Lenkų archyvose. Ir iš Lenkų archyvų gavome daug iš tikrųjų labai įdomių ir unikalių nuotraukų apie Vilnių. Štai tas nuotraukas ir matome, taip? Iš tikrųjų, tos nuotraukos, kurios matosi ekrane, yra visokios ir jos plasnoja internete ir atrodo viskas labai paprasta. Tačiau žmonių fotografijos iš tikrųjų yra įdomios, netgi jau visai prieškario ir tų 30 metų ir prieš Pirmą pasaulinį karą. Ir tarkim, štai dabar yra 31 metų potvynis. Ir berniukai, kurie nešioja laikraščius. Ir iš tikrųjų, kiekvienas knygos atvartas leidžia kaip ir įlipti į šitą knygą ir išvystyti atskirą istorijos pamoką. Dėl to man ta knyga yra labai patraukli. Ir jeigu tai buvo potvynio nuotrauka, karpinys, atsiprašau, tai be abejo simbolizuoja 1931 metai. Tai yra didysis Vilniaus potvynis. Ir šitie Lenkų policininkai, kurie tuo metu kaip transportą naudojo valtelę, bet šiaipgi nenorėdami susitepti savo batų, būdavo pasisamdę kažkokį studenčioką arba šiaip jauną vaikinuką, kuris tą valtelę už virvelės patampytų, tai šitos scenos fone, dabartinėme fone, yra dabartinė Kosciuškos gatvė prieš Vrublevskių biblioteką, kurie šiais laikais važinėja troleibusai, o tuo metu 31-ais tai buvo užlieta gatvė ir plaukėjo valtis. Ir iš tikrųjų, jeigu šito puslapiu nerti gilyn į istorijos paslaptis, tai jeigu ne tas potvynis, tai nebūtų trūkusi katedros siena. Jeigu nebūtų trūkusi siena, vadinasi, nebūtų sudaryta valstybinė komisija. Jeigu jinai nebūtų apžiūrinėjusi įvykio vietos, nebūtų atrasti karališkieji palaidojimai. O tada jau gali keliauti netgi į Žygimanto Augusto ir Barboros meilę.
kiekvienas šitą nuotrauką leidžia žmogui, nors šiek tiek išmanančiam Vilniaus istoriją, leistis gilin. Tiems, kas to neišmano, iš tikrųjų knygos pradžioje sudėjome mažučius inkliuzus, mažas nuotraukėlės ir tai yra lietuvių ir anglų kalbomis, kad žmonės, kurie myli mūsų miestą arba norėtų jį pamatyti, iš tikrųjų suprastų, kodėl pasirinkti šitie objektai. Aš suprantu Paulių, kuris iš viso pametęs galvą dėl Vilniaus ir galėtų sudėti visus gražiausius Vilniaus kampelius. Tikrai, bet iš tikrųjų šitie architektūriniai paminklai dar buvo pasirinkti todėl, kad mes esam dėkingi kultūros paveldo departamentui, kuris dalinai finansavo mūsų knygą. Vadinasi, šitą knygą turėjo atspindėti pačius svarbiausius ir atpažįstamiausius objektus. Antras dalykas, mes sakome, kad Lietuva yra lazerių šalis. Ir tai yra pirmoji knyga iš tikrųjų. Atsiprašau kolegų leidėjų, jeigu kas nors pirmiau mus aplenkė, bet tada jau tikrai atsiprašysiu, bet tai yra pirmoji knyga, kuri pjaustėte lazerių. Ir tai atspindi iš tikrųjų laiką. Tai matome ir techniką, taip, pačią. Taip. Ir tą knygą galima išmatuoti centimetrais. Nu, centimetrais, tai iš tikrųjų, kai tą knygą paima žmonės, kurie daugiau susijęs su knygų leidybos pasauliu, jie pavarto, sako gražu, bet sekantis klausimas iš karto yra kaip. Nes technologiškai yra labai sudėtinga knyga. Tai nėra vienas ar kitas intarpas į knygą pjaustas lazeriu, o tai yra tiesiog pagal klasikinį įrišimą įrišta knyga su lazeriniais lapais, kas yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Jeigu taip kalbėti apie skaičius, tai visa knyga yra beveik 80 metrų pjaustimo lazeriu. Ta verčiant į laiką, į valandas, tai šitai knygai sukurti vien tik tai lazeriu pjaustyti reikėjo 500 valandų. 500 valandų, tai yra 2 mėnesiai darbo. Ką jūs tuo metu veikiat? Tiesiog. O dievulėlį mano, kadangi ją dar reikėjo vežioti per 4 vietas, per 4 spaustuvės, nes vienoje vietoje siuvo, kitoje vietoje kiekvienas lapas yra iščiupinėtas bent po 6 kartus, nes kiekvieną karpinį reikėjo įdėti į ploną popierėlį, kad įrišus ir suspaudus jis nenudažytų baltą popierių. Vadinasi, iš pradžių mes jį supakuojam, suvystom, paskui reikia išiminėti. Žodžiu, knyga yra iš tikrųjų išglostyta. Jos viršelis medžiaginis ir tai yra 100 kvadratinių metrų. Taip. Aš jokiausi, visas mūsų butas sutilpo ant viršelio iš tikrųjų. Na ir pabaigai mes turime 1 minutę. Kodėl mums vertėtų prisiminti tą Vilnių arba kuo tas Vilnius yra patrauklus? Iš tikrųjų norėčiau vieną citatą ir svarbų dalyką pasakyti. Šitos knygos herojus yra mažas berniukas, tikras istorinis personažas. Tai yra šviesuolių Marijos ir Jurgio Šlapelių sūnus, Kęstutis Šlapelis. Gimęs maždaug tuo pačiu laiku, užaugęs Vilniuje, pabaigęs ten universitetą ir netgi buvęs ekskursijų vadovu. Užėjus Antram pasauliniam karui jis emigravo, pasitraukė į Ameriką ir daugiau niekada nebepamatė savo miesto. Ir iš tikrųjų tą knygą mes norim pasakyti, kad ir į savo žmonės, kurie yra šalia, ir į savo miestus, kuriame gyvename, ir į savo šalį, kurią dažnai paliekame. Žiūrėkime taip, kad paskui net užsimerkę ją matytume. Kiekvieną gatvę, kiekvieną pastatą, kiekvieną savo žmogų. Ir tas pirmasis karpinys tai yra simbolinė Šlapelių šeima, kuri yra toje pačioje Dominikonų gatvėje, kur veikia lietuviškas knygynas tarpukaryje. Ir tekstas, knygoje teksto nedaug, bet tai yra jausmas. Ir tekstas skamba taip. Vilnius, mano miestas. Aš čia gimiau. Esu tik metais jaunesnis už laisvą Lietuvą. Kartą gavau gimtadienio dovaną, paukštį. Tėvelis suspaudė petį ir ištarė, paleisk jį. Laisvoje šalyje paukščiai turi laisvai skraidyti. Tai yra knyga apie meilę, apie laisvę, apie nepriklausomybę. Taigi su artėjančia vasario 16. Ačiū už tuos paukščius, sveikiname jūs su tikrai artėjančia švente. Iki kitų kartų. Dėkui, kad buvote. Likite su mūsų kanalu.